Sveiki, šiandien aš slėpiuosi nuo Lietuvos policijos nenustatytoje vietoje prie Erinstein pilies Nyderlanduose, kurią jūs galite matyti už mano nugaros. Aš į tai nepatikėjau, ką aš perskaičiau Delfyje, nes Delfis visada meluoja, visada sako netiesą, bet aš patikrinau, iš tikrųjų Tarptautinis baudžiamasis teismas pradėjo tyrimą prieš Baltarusiją dėl nusikaltimo prieš žmoniškumą. Tai yra politinių oponentų deportacijos už jų politinę nuomonę. Žmonių deportacija už jų politinę nuomonę. Ir kaip tai vyksta? Lietuva rašo, kad Baltarusija pradeda baudžiamasias bylas prieš Baltarusijos opozicijos atstovus, kaip Cichanovską ir taip toliau, tam, kad jie pabėgtų iš Baltarusijos. Taigi jie turi pasirinkimą arba eiti į Baltarusijos kalėjimą, arba pabėgti iš Baltarusijos, ir tas pabėgimas yra deportacija dėl politinės nuomonės. Labai įdomi išvada. Tai aš supratau, kad aš taip pat esu deportuotas iš Lietuvos už politinę nuomonę. Man iškėlė baudžiamą bylą už tai, kad aš nemėgstu Lietuvos fašistų, tenai Jono Noreikos ir taip toliau. Už tai, kad aš pasakoju, kaip pedofilas Egidijus Kūris priekabiavo prie manęs vaikystėje. Tai už šitą nuomonę, viena yra nuomonė, kitas yra faktų aprašymas. Man iškėlė baudžiamasis bylas ir man teko pabėgti iš Lietuvos į Nyderlandus. Po to Edikas Jagilavičius. Tai ką, jam iškėlė baudžiamą bylą už tai, kad jis kažkur ne ten nedavažiavo, nesupratau iki Donbaso ar jis davažiavo, bet iki Minsko tai jis davažiavo ir tenai rengė konferencijas prieš Lietuvą ir taip toliau. Giedrius Grabauskas taip pat jam iškeltos baudžiamosios bylos ir jis pabėgo iš Lietuvos į Rusiją. Tai vadinasi, tai yra deportacija pagal tą logiką. O baudžiamosios bylos Eduardui Vaitkui, tai irgi tai yra taip pat baudžiamosios bylos skirtos tam, kad jis pabėgtų iš Lietuvos. Kazimierui Juraičiui baudžiamos bylos, Švenčionienei baudžiamos bylos, Celofanui baudžiamos bylos. Visa tai yra daroma tam, kad jie pabėgtų iš Lietuvos. Tam, kad juos deportuotų už politinę nuomonę. Tai reikia be abejo kreiptis į Tarptautinį baudžiamą teismą, kad pradėtų tokią pat bylą ir prieš Lietuvą. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.